Ratio komando. Prancūzijos specialiųjų pajėgų maisto davinys. Mes jau apžvelgėme 24 ir 8 valandų kombat davinius. Kuo šie du daviniai skiriasi? Iš pirmo žvilgsnio iš karto matome, kad komandos davinys į tokiam įpakavime tiek išorinis sluoksnis, matosi toksai, yra tvirto plastiko ir plastikinis maišelis yra vidinėme. Ir tas 24 ir tas 24, abiejų jų dydis yra praktiškai identiškas. Biški labiau maišelis galbūt susilanksto šiek tiek, nors čia jau matosi kažkoks konservas pasisukęs ir išmuša patį paviršių. Ant kovinio kombat davinio pilna visokių užrašų yra dviem kalbom, tai yra prancūziškai ir angliškai, tuo tarpu jau spec pajėgų davinyje viskas parašyta tik tai prancūziškai. Informacijos yra labai mažai, svoris ir kalorijų kiekis tiek viename, tiek kitame yra identiškas. Abudu jie sveria po 1,75 kg. Mes tikėjomės, kad šitas bus šiek tiek lengvesnis, nes vis tik spec pajėgoms turėtų būti. Bet aš, kiek žinau, jų irgi yra kelių rūšių. Šitas žalias tai turbūt Legion Étranger, Prancūzijos svetimšalių legiono kariams valgyti. Nu ką, bandome žiūrėti, kas viduje. Keista, kad komando davinį jie pakuoja į du maišelius. Yra vienas išorinis ir matosi, kad yra kitas vidinis. Abudu jie, man rodos, yra pakankamai tvirti. Viskas yra gerai, kai mes į celofaną pakuojame kombat davinį, nes jisai yra kartoninėje dėžutėje. Tai aišku, gavęs šiek tiek drėgmės, kartonas kaip kempinė sugers drėgmę ir iš dėžutės nieko neliks, bei jo turinys pradės pūti. Kam šitą į du pakuoti? Aš labai suprantu. Labai tvirtas plastikas, ne taip traška kaip kombat davinyje komanda. Žiūrėk, gal ir atplėšė. O, atsiplėšė. Nelabai gražiai atsiplėšė. Šiaip labai malonu šitas plastikas, toks guminis. Turime žalią pakuotę, ne ką prastesnėme plastike. Tikrai gerai apsaugota, manau, užtektų vienos šitos pakuotės. Pagal geriausias rusiškų davinių tradicijas, paprastas lazerinės spausdintuvas, atspausdintas, uždėtas meniu. Tik tai prancūziškai, daug informacijos šitoje vietoje, kadangi aš labai gerai moku prancūziškai, galiu išversti, kad tai yra apie vandens valymą, dezinfekavimą, vandens tablečių naudojimą ir tuo pačiu parašyta, kad jeigu konservai yra išsipūtę, tai jų valgyti nereikėtų. Apie ką mes jau seniai ir kalbėjome. Lendam į vidinę pakuotę. Opa, žiūrėk, daug geriau atsiplėšė. Gražus didelis konservas. Papildomai supakuotas, kad nesudrėktų. Ne daugkartiniam, tik tai aišku įpakavime, vienkartiniam. Kakavos turim. 1, 2 arbatytės. Cukriuko turime 2. Crushed black pepper. Juodieji pipirai. Dar vienas juodųjų pipirų. 2 pakeliai druskos. 2 pakeliai tirpios kavos. Visas šitas priedų rinkinukas, labai smagus, gražus, yra įpakuotas į tokį papildomą maišelį. Viskas gražu. Mes turim 24 valandų davinį. Vienu prisėdimu visų šitų arbatų, kavų ir kakavo mes nesugersime. Ir kur mums įsidėti likučius? Vieną kartą prasiplėšėme ir daugiau užpakuoti negalime. Kituose daviniuose, pažangiosniuose, mes turim daugkartinio užsegimo maišelius, kur nepanaudotus va šitos priedus galime susidėti ir toliau hermetiškai saugiai laikyti. Dar vienas konservukas, Pâté de Carfalmagedon. Kiek sausainukų, koksai didelis. Pakis, šokoladukas 70%, prie saldumynų. Turėtų būti daugiau šokoladukų. Combat Fuel, bananinis. Nougat turim. Dar vienas batonėlis. Energy baras energetinis. Čia kas? Mūsų mėgstamas pudingas. Ne, žiūrėk, čia bus razinos, turbūt, džiovintas vaisiai. Viryklytė, visas komplektas viryklytės. Gražiai pakuotas. Taip, džemas,
Miusliai, pusryčiam, šokoladiniai, tirpi sriuba, mix drink, gėrimas izotoninis. Toks jau kažkoks pavargęs, nors davinys iki 25 metų. Turime vėl pagrindinį patiekalą vieną. Ir viskas. Štai tokia sudėtis. 2 maišeliai, vienas šiukšliams, kitas geriems likusiems daiktams. Sausainukai yra ir saldus, ir nesaldus. Desertas ir kartu su šitom nuostabiom konservom. Yra variantas komando davinių, kai konservai turėtų būti liofilizuoti. Čia iš esmės sudėtis tokia pati kaip ir paprasto standartiško 24 valandų kombat davinio, tik tai kitoks šiek tiek įpakavimas. Daug energetinių batonėlių, kas džiugina, greitai galima pagraužti ir turėti daug energijos momentinės. Sriuba labai smagu, visą šitos servetėlės labai puiku, kad jų yra daug. Jos yra paprastos. Dar galėtų būti drėgnos servetėlės. Irgi tokios nusivalyti. Drėgnai yra labai gerai, ar peilį galų gali. Kavos ir kakavos nėra jokio baliklio. Cukriuko irgi daug neturime, bet užtat turime desertukų. Čia turbūt yra dezinfekavimo tabletės, pasižiūrėkime. Čia tas pats kaip ir kombat davinyje. Graži viriklėlė, degtukai. Ne tokie gražus kaip kombat, bet čia ne tik tai, kad Eifelio bokštas, bet prie Eifelio bokšto dar turime ir triumfo arką. Va čia jau daugkartinis įpakavimas. Vieną kartą uždegi degtuką, įdėjai gražią dėžutę ir užpakavai, kad paveiksliukas nesusigadintų ir grįžęs dar galėtum ją parduoti bėjuje, kaip kolekcinę. Kodėl nebuvo galima to padaryti su papildais? Va, ir trečias gražus šiukšlių maišelis yra puikiai įdėtas dezinfekavimo tabletytės. Water Purification Tablets. Nuostabusis įrankis skirtas nuimti nuo viryklytės konservukams. Labai gerai. Ir čia turime, super, karo lauko su pilna Prancūzijos vėliavų visur. Čia netgi viduje yra Prancūzijos vėliava. Dantų krapštukai. Tokie dar gražiai išdrožinėti. Super. Čia mes turim kažkokią Casol Supreu au Canard. Nupiešta kažkokia dešra, nelabai skaniai atrodanti, su pupelėmis. Bijau net ragauto. Čia kas bus? Pork creole uz ananas. Čia yra paštetas. O čia bus desertukas. A kur šaukštas koks nors? Nei šaukštą, nei šakutė standartiškai. Čia yra instrukcija. Čia pasakyta, kad šitos reikia nulenkti į taip. Šitą irgi nulenkti į taip. Jo, tokia viryklytė išeina. Ne pašteta, o kiauliena. Kvepia neblogai. Priminsime, kad šildant konservus reikėtų visą laiką atidaryti, kad nepokšteltų, nors kai kas sako, kad kaip tik pradžiai reikia neatidaryti, nes kitaip nepašils ir bus blogai. Ir kitas dalykas, tai turime supjaustyti, suminkyti šitą visą turinį. Skonis geras, konsistencija gera. Pašilo irgi gerai. Sauso kūro tabletės kaitina labai gerai, bet smirda ne ką prasčiau. Priešas tikrai mus iš toli užuostų, jeigu visa kuopa kokia nors ar būrys gamintųsi savo skanius pietus. Pietus tikrai būtų skanus, bet smarvingi. Ir apetito tikrai nenuteikia gerai tas toksai sauso kūro kvapas. Bet ką padarysi? Valgyt kai norisi. Čia 2 rūšių turime dešreles su pupelėmis. Atrodo nelabai apetitingai, lygiai taip pat kaip nupiešta ant pačio įpakavimo, bet manau, kad bus visai skanu. Tik tai tokia didelė dešrelė, aš jau ją iš karto sukapoju, nes jinai kitaip pašils, tai klausimas ar gerai. Absoliučioje daugumoje davinių viską galima padaryti su 250 ml vandens. Sriuba kvepia šokoladu. O kas ten per sriuba? Crème de champignons. Grybų, šampinjonų. Bet kažkodėl tai jinai kvepia šokoladu. Išvaizda nekokia. Kvapas labai įdomus. Toks įspūdis, kad šokoladas. Visai skanu. Žvarbę dieną paskanauti
tikrai maloniai nuteiktus iš šiltum. Ir grybukai tokie, nepasakysi, kad jie buvo džiovinti, jie tokie karamelizuoti, tokie tikrai labai skanūs. Reikia paragauti biskvitukų. Biskvitukų. Čia parašyta yra angliškai. Salted biscuits, cereal biscuits ir chocolate biscuits. Pasiimkime vidurinius, čia šiaip gražiai taip po 2 supakuota. Kaip surašyta čia nais, taip pat yra ir viduje. Išsitraukiam norimą. Pabandysime cereal biscuit su dešryte. Jėzus, kaip čia purvinasi viskas. Turiu pripažinti, kad atrodo tragiškai, bet atvirkščiai proporcingai skanu. Čia visokių dešų pilna. Gera konsistencija, puikiai pašilo. Komandosų iš karto pakiltų moralė. Atsiplėšiam paštetuką, jis atrodo šlykščiai, toksai net papuvęs, sakyčiau. Ir aš neragausiu, perduosiu. Prodiuseriai labai mėgsta paštetus, tegul paragauja ir pasako. Toks neblogas, paštetukas. Per saldus sausainukas, bet paštetas visai neblogas. Nepamirškime įdėti degtukų į maišelį ir paskui parduoti per eBay'ų. Kaip gerai į Camelbacką įmetė į visą šitą ir jisai tirpsta. Čia į gertuvę pavaizduota. Vat yra gertuvė, pusės litro ir šitas 30 gramų pagaliukas metamas į tą gertuvę. Pliumpt. Pusę litro vandens. Na, čia nieko jis neburbuliuos. Biškai pritrūkom energijos, paragaukiam energetinio batonėlio. Toks visiškai kaip kakutis. Proteininis energetinis batonėlis. Nieko ypatingo. Combat Fuel, bananų skonio. Kovos maistas. Turėtų būti Commando Fuel. Combat yra kitas. 9. Skanu ir smagu, kad yra kitoniškos konsistencijos, skirtingų konsistencijų visokie batonėliai. Tai nėra tai, kad valgai vieną ir tą patį, tik tai gal biškai kitokio skonio. Jeigu tau nepatinka kažkas, tai gali apsikeisti su draugu turbūt, bet yra ir tokių, ir anokių. Pate de fruit. O, čia toksai marmeladinis saldainukas. Šiaip aš marmeladų nemėgstu, tokių marmeladinių saldainių, bet šitas tikrai skanu. Parašykite komentaruose, kaip lietuviškai yra nougat. Štai taip jisai atrodo. Nougatas ir jame vaisių gabaliukai. Mažiausiai skanus iš visų, bet tikrai skanus. Super. Turime dar šokoladuką. Nieko naujo čia nebus, 70% juodo šokolado. Prancūziškas šokoladas. Jeigu atvirai, tai rūtos lietuviškas man daug geriau patinka. Smagu, kad sausainukai yra visi supakuoti po 2. Jų yra po 4. Žiūrėk. Sūrių ir šokoladinių yra po 6, o paprastų dribsnių yra tik tai 4. Po to, aišku, slepiasi kažkokia logika. Šokoladiniai sausainukai beskoniai. Norėtųsi daugiau to šokolado. Bet mes turim džemą. Šį džemą sutinkame tikrai ne pirmam davinyje ir ne antram. Dažnai matom, labai patogiai užsitepa. Puikus džemas. Čia džiovintos slyvos. O slyvos labai skanios. Neperdžiavusios. Ragaujam gėrimą. Gėrime akivaizdžiai koncentruojamės ne į skonį, o į jo energetinės savybės. Jaučiamas toksai sūrumas ir iš tikrųjų geriau gert negu vandenį. Geriant kiaurą dieną didelį kiekį vandens, tikrai norisi kažkokio skonio, to kitokio tas vandens skonis, bent jau man jisai pradeda įkyrėti. Ir kai tu turi va tokį daiktą, ką gali išsitirpinti ir staiga pasigaminti tokio mineralinio, elektrolitinio vandens, super, labai gerai. Va tas ir išgelbsti dieną, tada gali dar pusę litro susileisti ir atstatyti mineralų balansą savo. Kiek jie įdėjo pastangų, vėliava žiūrėk kaip padaryta, koks jisai gremėzdiškas, tiek yra skirta patriotizmo jam. Bet ne kartą sakiau daviniuose, kad dar trūktų dantų krapštuko. Ir čia kaip tik jau yra, ne vienas ir ne 2. Krapštukai tai labai gerai.
Nu vis tiek, prancūzai išlieka prancūzais. Visada maloniai gali nustebinti. Puikus davinys spec pajėgoms su labai tvirtu įpakavimu. Apsaugots net nuo artilerinio smūgio. Viduj maistui nieko nenutiks, garantuoju. Stiprus plastikas, nuostabu. Gaila, kad viduj randame vis tiek konservus, tačiau viskas yra labai skanu. Tikrai išskirtinio skonio davinys ir jeigu mes turėjom kombat davinį, kuris Laimonui buvo pats skaniausias, tai šitas tikrai nieko nenusileidžia. Galbūt dėl to, kad sudėtis yra praktiškai tokia pati, bet viskas sukomplektuota, pagalvota, skirtingos konsistencijos batonėliai tikrai suteikia tiek ir daug energijos ir pakelia moralę. Puikiai pašyla, gražios nuotraukos, nėra šaukšto, bet yra tiek daug šiukšlių maišų. Ačiū už dėmesį.